Radio centras. Linki jums geros nuotaikos. Ten slypi užduotėlė, mergužėlis, kurią jums reikės įvykdyti. Aišku, kad gali. Tai pradėkime mes... Džiaugiuosi. Džiaugiesi? Jo. Kodėl? Nes maisto produktai. Maisto produktai, ar ne? Tuos produktus turėsi paragauti ir pasakyti, ką tu turi savo burno. Pradėkim nuo pirmo gabaliuko. Pirmas gabaliukas tau, Giedrė, padės drąsiai. Man valgyt reikia. Valgyk, tu mumis tikėk. Mes tau nieko blogo nenorim. Įsidėk į burną, tikrai. Aš valgau tai kiekvieną mielą. Ne, viskas gerai, aš garantuoju. Arčiau mikrofoną tik tai. Bulvė. Taip, bulvė, bravo. Ne, viskas gerai. Aš kiekvieną dieną valgau tą dalyką, žinau. Gerai, dabar yra kitas produktas. Prašau, jeigu tu atspėsi, dėkisi burnytę, į burnytę reikia dėti. Nebijok. Smirda žuvis. Ne, paragauk. Nenoriu. Bet atspėk, kas čia yra. Žuvis, silkė kažkokia. Nedėsi burną? Ne. Gerai, nusimšalį. Spėjai, silkės neragavai. Nemėgsi silkės? Agne? Silkės nemėgsti? Kažkaip... Nieko, viskas gerai. Eglė Lišinskaitė ištraukė lapelį, kuriame parašyta kas? Šokti reikia. Čia yra mano pats mėgstamiausias dalykas. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Taip. Far across the distance and spaces. Netrukdykit. You have come to show you. Go on. Labai gražu. Tavo užduotis, ar ne? Mes tikrinsime, ar tu meluoji, ar ne. Dabar turi dėti ranką. Aš dabar tau užduosiu, Rasa, klausimą, ne? Tu po to klausimo pasakysi atsakymą, ne? Bet jokių būdų nemeluoji. Kiek klausimų bus? Pažiūrėsim, nežinau. Vienas klausimas. Man sunkiausia užduotis. Rasa, ar tu pavydi savo kolegiai iš dešinės? Tavo atsakymas yra? Taip. Jeigu meluoji, tave pagaus melo detektorius. Kas buvo? Nukretė. Tu nepavydi. Radio centras. Linki jums geros nuotaikos.